Kokie pagrindiniai garsų šaltiniai yra gyvenamosiuose pastatuose? Pirmiausia, tai mūsų pačių veikla. Taip, kaip mes elgiamės. Ir iš tikrųjų labai dažnai žmonės skundžiasi, kad prasta garso izoliacija, tai labai daug priklauso nuo to, kaip elgiasi mūsų kaimynai. Po to, žinoma, audio video aparatūra, būtinės technikos darbas, pastato inžinerinės sistemos, tai yra šildymo, vėdinimo, vandentiekio sistemos, liftai, panašus dalykai. Įtaką taip pat gali turėti ir išorės transporto triukšmas, ir atskiruose zonose galbūt ir orlaivių triukšmas taip pat gali turėti pakankamai didelį įtaką. Visa tai yra visi mūsų triukšmo šaltiniai. Kaip tai parašyta knygoje buvo, visas triukšmas yra garsas, bet ne visas garsas yra triukšmas, taip? Visiškai teisingai. Reiškia, triukšmas yra tas, kas mums trukdo. Jeigu mes esam kažkokiam koncertui ir, sakykime, lygis orkestro 100 decibelų ir jeigu mums muzika patinka, tai yra be abejo, tai yra garsas. Bet jeigu mes atsigulsime pailsėti ir aplinkui mus zys uodas arba musė, kuris skleidžia tik 30 decibelų, bet mums tai nepaprastai trukdys, tai yra jau triukšmas. Taip, kad negalima, reiškia, sakyti, kad tik tai didelio garsumo garsai yra triukšmas. Ne, taip nėra. Tas, kas mums trukdo, yra triukšmas. Tas, kas mums patinka, yra garsas.